Nes būti visavalgiu yra žmogaus teisė, pirmiausia. Niekas nepanaikino, nemačiau nei vieno tarptautinio dokumento ir lietuviško dokumento jį labiau nemačiau, kad reikėtų uždrausti kažkam, pavyzdžiui, dėvėti, nežinau, kažką, rengtis kažkaip ir valgyti kažką. Va, tokio dar nemačiau įstatymų. Ir norėčiau, kad nebūtų, beje. Čia yra arti absurdo dalykai, kurie gali iš tikrųjų išvirsti tai, ką mes galim prisiminti kaip propaganda, tą pačią ten ar nacijų, ar bet kurios kitos valstybės, dabar Rusijos propaganda yra arti to, kai tu primeti, kad tu esi teisingas, o visi kiti neteisingi, su jais reikia kovoti. Pavyzdžiui, sakoma, reikia kovoti su mėsavalgiais. Žmogus, kuris valgo mėsą, jisai yra netvarus, jis kenkia pasauliu, nes ten kokia nors, nežinau, karvė pernelyg daug CO2 išskiria, kaip pavyzdys. Nu, tai žinot, tai žmonės išskiria CO2. Tai ką dabar mes darysim? Tai augalai, kai kurie gali būti išskiriami. Tai juk tai nėra pretekstas, absoliučiai joksai pretekstas sakyti, kad kažkas žemėje neturi teisės gyventi. Arba gyventi taip, kaip jis gyvena. Tai va, čia yra ta tikroji, turbūt pavojinga terpė, kuri tampa iš tiesų pavojinga, jeigu jinai tampa politinė darbotvarkė.